Sveiki visi dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą, o jeigu tai yra pirmas kartas, kai stebite mane, aš prisistatau, mano vardas yra Beata ir šį kartą norėčiau pakalbėti apie nagų lakus, tai yra firmas, nagų lakų firmas, kurios, sakykime, šiuo metu man patinka, kurios nėra manęs gal nuvylusios daugumą atveju, tad jeigu jums įdomu pamatyti, kokias firmas aš noriu paminėti, likite žiūrėti šį video. Taigi čia būtų tos kaip top 5+1 arba top 6, kaip norit galite pavadinti, įvairių yra čia tų firmų, vienas galime gauti Lietuvoje lengviau, kitas sunkiau, galbūt internetu, kitoje šalyje ar panašiai, tikrai rasite iš ko rinktis. Na ir pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie meksikiečių firmos lakus, tai yra firma Bisu, jau esate matę ne viename mano video šitą firmą minint, tai yra tiek šitas mažutis formatas, tiek didesnis, kuris yra gal 2 ar 3 kartus didesnis, bet ne formatas čia, sakykime, svarbus, o kokybė. Iš tiesų, jie yra labai nebrangus, jeigu jums įdomu juos išbandyti, parašykite man komentaruose. Ir dauguma jų manęs nėra nuvylę, ypač tie, kurie yra tokie kaip kreminiai, pavadinkime taip. Tie, kurie yra labiau kaip perlamutiriniai tokie, ar ne, kaip su perliškais tokiais, perliški tokie, tai tie dauguma man nepatinka, bet šitie kreminiai tikrai labai geri už tokią kainą, kiek jie kainuoja, jeigu eurais kalbėtume, net pusės euro turbūt nekainuoja šitas mini variantas, sakykime, žodžiu, labai nuostabus nagų lakai, dauguma iš tų, kuriuos aš naudojau, tad aš norėčiau juos čia paminėti. Kiti nagų lakai, kurių nesu išbandžiusi labai daug, ne taip kaip su Bisu, bet esu išbandžiusi bent jau, čia apie tos, kuriuos kalbu, tai esu mėginusi bent jau 2-3 nagų lakus. Tai kita firma yra Sally Hansen. Man atrodo, esu mačiusi lietuviškose video minint šitą firmą, tai turėtų būti Lietuvoje gaunama kažkurioje parduotuvėje ar parduotuvėse. Ir turiu omeny būtent šitoj pakuotėj, tokioj plonytėj, nes yra kitokios pakuotės, sakykime, išleistos. Tai tu aš gal esu išbandžiusi kokį 1 ar 2, tai tie nelabai mane sužavėjo, bet šitie tikrai labai geri. Šitas spalva apskritai yra mano mėgstamiausia, tai yra numeris 105 Berry Tall. Labai gražiai tokia kasdienai neiššaukianti, tokia nereiksminga spalva, taip sakant. Laiko tikrai neblogai ir tikrai rekomenduoju. Kita nagų lakų firma yra Color Club. Čia jinai nesunkiai gaunama Sally Beauty Supply parduotuvėse. Jungtinėse valstijose irgi tų parduotuvių yra, nežinau, kitose šalyse. Internete galite pamėginti paieškoti. Jų yra taip pat mini formatą, kaip šitas, kurį aš jums rodau. Ir yra didesnių, kurie irgi yra 2 ar 3 kartus didesnis jų kiekis, bet vėlgi kalbame ne apie formatą. Irgi dauguma manęs yra nenuvylę, laiko 3-4 dienas. Jeigu lakas man laiko 4 dienas, tai čia jau man, kaip sakant, laimės viršūnė būna, nes jeigu laiko man 1 dieną ar 2, tai įsivaizduokite, žmogus, kuris dirba nuo ryto iki vakaro, tai kada jis ten kas 2 dieną lakuosis tuos nagus, tai bent jau 4 dienas, kad laikytų, ar ne? Tai dauguma jų laiko 4 dienas, gal ten vienas kitas mane šiek tiek nuvylė, bet iš esmės labai gera pigmentacija, labai gerai laiko, labai rekomenduojame. Kita firma ir kita, sakykime, linija, nes yra firmų, kurios turi ne vieną nagų lakų liniją, lūpdažių, šešėlių ir panašiai. Aš turiu meni firmą Rimmel, tikrai gaunama Lietuvoje labai nesunkiai, bet Rimmel turi ne vieną liniją nagų lakų ir man ypač patinka šitie iš Salon Pro with Lycra, su Lycra, taip sakant. Šitokį aš buvau nusipirkusi Lietuvoje ir čia vėl jį nusipirkau kaip persikrauščiau lygiai tą pačią spalvą, kuri yra beje 312 numeris Ultraviolet. Man labai patinka, irgi gerai laiko, labai nuostabi pigmentacija. Šitų beje visų nagų lakų, kuriuos miniu, tai kaina yra skirtinga, vieni pigesni, kiti brangesni, bet tikrai nekainuoja kaip ten kokie nors Chanel ar Dior nagų lakai, gal ten koks Rimmel nagų lakas brangesnis negu, pavyzdžiui, šitas lakas, bet tikrai įkandamas, man atrodo, ir juolab Lietuvoje gaunamas ir aš jį tikrai rekomenduoju šitos linijos nagų lakus.
Kita, turbūt pigesnė, man atrodo, firma, nagų lakų firma arba firma, kurie leidžia nagų lakus, tai yra Essence. Ir labiausiai aš norėčiau rekomenduoti būtent šitos, kurie yra geliniai, vadinasi V-Gel Nail Polish. Šitas spalva, jeigu jums įdomu, tai yra numeris 10 True Love. Čia ją truputėlį sunkiau rasti arba sunkiau rasti įvairovės, nes nelabai dažnai užsuka čia, kaip sakant, firma Essence. Bet, žodžiu, tuos, kuriuos esu išbandžiusi Lietuvoje, kažkada išbandžiau tikrai ne vieną, man patiko, dauguma tikrai neblogai laikė, gera pigmentacija buvo. Kodėl turiu omeny būtent šitą formatą? Nes yra, pavyzdžiui, išleidžia kolekcijas visokias, tai dažniausiai kažkaip tai mane yra nuvylusios kolekcijos, yra dar tas V-Nude, V-Grace, man atrodo, ten kažkokia tokia kaip serijos tam tikros, tai irgi iš V-Nude irgi esu išbandžiusi vieną gal ar du, tai irgi mane nuvylė, nieko man ten nelaikė ant nagų, žodžiu. Bet šita dauguma atveju, na, aš nesu išbandžius 50 nagų lakų iš šitos serijos, bet tikrai patarčiau pabandyti ir pakomentuoti, kodėlgi. Na ir paskutinė nagų lakų firma, arba firma leidžianti nagų lakus, tai yra firma Vogue. Ji yra kaip ir pigesnioji gal L'Oreal firmos versija, sakykime, čia jinai priklauso L'Oreal firmai ir atsirado nelabai seniai, tai yra kolumbiečių firma ir turbūt gaunama dabar tik tai kol kas tikriausiai aš tai spėju Kolumbijoje, Meksikoje, gal dar kažkokioje vienoje kitoje Latino Amerikos šalyje, nežinau, Jungtinėse valstijose, bet gal kažkada pasieks ir kitas šalis, Europos, pavyzdžiui, šalis. Galite pamėginti paieškoti per eBay ar Amazon, kodėlgi ne. Jie yra labai nebrangus šitie lakai. Kainuoja, sakykime, eurą su trupučiu, gal eurą 10, eurą 20 centų. Ir tik tai, na, aš kaip pastebėjau, neturi labai didelės spalvų įvairovės, na, bet jau įdomių spalvų. Turi spalvų, šiaip gal ten kokių 20, bet tokių, kad man kristų į akis, tai nelabai. Šitas, pavyzdžiui, man labai patinka, tokia alyvinė spalva su pilkšvu atspalviu, bet jeigu jūs neieško tokių labai jau ten įdomių kažkokių spalvų, o jums svarbiausia, kad būtų ten kokia nors rožinė, raudona ar ten, nežinau, kūno spalvos, tai manau tikrai rasite, jeigu kada užtiksite šitą firmą, bet tikrai norėjau ją paminėti, nepaisant to, kad turbūt bus sunkiau truputėlį rasti, bet mes visi dažniausiai keliaujame jau dabar šiame 21 amžiuje, tai kad kas ten žino, kur, kaip sakant, gyvenimas mus nuneš, galbūt aptiksite kur nors Kolumbijoje, kokiai parduotuvėliai šituos lakus, tai aš rekomenduočiau pagriebti porą ir įsigyti. Tai tiek, iki čia tas video apie nagų lakus, mano šiuo metu mėgstamiausias nagų lakų firmas, sakykime taip, gal už pusmečio, už metų, 5 metų viskas pasikeis, nes keičiamės mes, keičiasi mūsų skoniai, atsiranda naujos firmos, tai kas ten žino. Norėčiau, kad pasidalintumėte jūsų mėgstamiausiomis firmomis komentaruose, taip pat, kad parašytumėte, ar išbandėte kurią nors iš mano minėtų, kokie jūsų įspūdžiai, ar jūs juos rekomenduosite, nes, kaip sakant, kiek žmonių, tiek nuomonių, nuomonėmis reikia dalintis. Ir nieko, siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir susitiksime kitame video.